Sveiki, brangieji žiūrovai. Ačiū, kas paspaudėt patiktuką, kas sekate kanalą, jūsų daugėjo, malonu man. Stengiuosi dėl jūsų parodyti daugiau, pakalbėti apie pirkimus, pardavimus. Ir kągi, šeštadienis, keliaujame į turgų, štai įvažiavimas. Mašinų matosi daug, dar tik tais be 2012. Skubame pasistatyti mašiną kuo arčiau, kadangi būsiu ne vienas, šį kartą su šeima. Bus patogiau vaikščioti, jeigu rasiu kažką įdomaus, tai turbūt reikės pirmyn atgal kelius kartus nueiti iki mašinos. Diena labai graži, kaip tik būti gamtoje, todėl ir nusprendėme visi kartu šeštadienį pasivaikščioti. Štai mes jau stovime eilutėje, mašinų vis daugėja, tikrai buvo daug žmonių. Šį kartą ne vienas vaikščiau, vieną ranką maišiuką laikiau, kitą ranką vaikas buvo šalia. Tai ne visada išėjo išsitraukti, pafilmuoti, bet truputėlį vaizdų užfiksavau, parodysiu ir paliksiu jūs su lengva muzikyte šį kartą.
Kaip ir sakiau, žmonių buvo daug, sunku buvo filmuoti, teko redaguoti video, daug iškirpti, nes prifilmuota kojų, nugarų. Šitas video ne apie stilių, plius dar vaikas, kas antrą žaislą norėjo pirkti. Visus Lego, tai teko atkalbinėti, užtruko laiko. Bet keletą daiktų pavyko sumedžioti ir keliaujame namo visi. Viskas jau sukrauta ant skrynios. Palyginus nedaug daiktų radau. Ką išėjo, tą pagriebiau. Daug žmonių buvo, sunku vaikščioti. Bet radau keletą. Pavyzdžiui, šitas Dyson rinkinys antgaliai. Mokėjau 2 svarus. Tada radijas John Lewis. Mokėjau 4. Šitą žvakydę mokėjau svarą. Šitas žaidimo aparatas, dar netikrinau, atrodo gan gražiai, tvarkingai. Mokėjau 4. 4 mokėjau. Kažkas apytiksliai 15-20 eBay kainos vaikšto. Radija apie 20-25. Šitas žaidimo aparatas apie 20-25. Toliau Panasonic kameros pakrovėjas. Mokėjau svarą. Dar baterija. Gan graži. Dar iš to pačio pirkėjo pirkau šitą kabelį prijungt PlayStation'ui pirmam. Tai labai pigiai paėmiau, pasiliksiu savo. Toliau šitas žaisliukas mokėjau 2 svarus. Įbėjo apie 80. Tai ne kažką, aišku mažas tai. Mažas ir pigus. Šaškės, mokėjau svarą. Šachmatai. Mokėjau svarą. Nedidelis žaidimas. Rašo, kad su magnetais, bet kažkas limpa, bet labai jau silpnai. Nežiūrėjau kainas, bet nemanau, kad čia bus kažkas iki 10 svarų. Toliau šitą kamerą siūliau už 3, bandžiau nusidaryti iki 2. Nusipirkau už 2,5, kadangi gražus stovis, tai surizikavau. Apie 10-15 svarų mačiau įdėtą eBay. Toliau čia paėmiau vaikams 4 svarai. Šitas DVD mokėjau svarą. Kažkas apie 8, apie 10. Irgi surizikavau, pirmą kartą mačiau, pasižiūrėjau visi kompaktai. 4, tai retkarčiais išeina pagauti ir DVD brangesnių, po 15, po 20, šitas pigesnis. Toliau dar vaikas pamatė šitą figūrėlę, labai norėjo. Prašė 4, bet nusipirkau už 3. Toliau čianais trikojus kamerai, fotoaparatui. Tai matos naudotas, bet
Aliuminis visas. Žinau, kam reikia. Pas vieną žmogų sulūžo. Reiks pasiūlyti. Mokėjau 4. Toliau dar pamačiau šitą lėkštę. Čia nais iš mikrobangės. Dažnai jas dūžta. Tai kainavo 50 centų. Labai apsimokėjo, manau. Ir pirmas šios dienos pirkinys buvo televizorius. Siūlė man už 25, bet nusipirkau už 20. Čia šitas modelis. Ieškojau, bet eBay neradau. Tai nežinau, reikės ieškoti dar geriau. Čia kaip ir 21 colio. Bent jau sakė. O, kur mygtukas įdomioj vietoj. Antena yra. Jungtis. Jungtis AV, SCART. Čia vadinas kombo. Kombo su kasetėm. Viskas labai apdulkyja. Reiks tikrinti, valyti, šveisti. Na, tai šios dienos tokie pirkiniai, radiniai. Ir ką, susitiksim tuoj prie ekrano, peržiūrėsim, ką išėjo parduoti. Pradėkime nuo nemaloniausių dalykų, tai yra prekių grąžinimas. Laukiam 3 grąžintų prekių. Viena iš jų yra šita kamera. Pirkėjas sakė, kad nuotraukos neišsisaugo kortelėje. Tai sutikau su grąžinimu. Kadangi pats kortelės neturėjau tokios, tai negalėjau patikrinti. Ir šitas muzikinis centras grąžinamas, nes neveikia mini disko grotuvas. Ir paskutinė prekė būtų televizorius. Senokai parduotas, gal prieš mėnesį. Buvo nukeliavęs iki Airijos. Nukeliavo jisai sudaužytas, atsiuntė nuotraukas. Keliose vietose buvo dūžęs. Pats televizorius buvo ne geriausios būklės, be pultelio. Mes jį pardavėm už 25. Pirktas gal už 2-3 svarus, tai nėra tai blogai, bet aišku, gaila, kad taip išėjo. Ir kągi, pasižiūrėsim, ką pardavėm per paskutinę savaitę. Tai būtų šitas elektroninis skaičiuotuvas. Parduotas už 34. Pliušinis žaisliukas. Parduotas už 10. Fotoaparatas Canon. Parduotas už 10. Šitas pliušinis žaisliukas parduotas už 4,50. Kadangi jų daug yra, tai kaina gan žema.
ir jisai iškeliavo į Ameriką. Pirkėjas sumokėjo už viską apie 20-22 svarus už šitą žaislą. Šitą kamerą irgi nupirko, bet po kelių minučių atšaukė. Kaip spėju, pamatė, kad gal brangu siųsti į Ameriką, tai atšaukė. Tiksliai nežinom, bet spėjimas toks. Toliau motociklininko šalmas. 45 svarai. Šitas nuotraukų, kaip čia jį pavadinti, projektorių, skaitytuvų. Gana senai pirktas. Sunkus, metalinis, parduotas už 27. Čianais dujų reguliatorius, nesenai pirktas, rodžiu per video. Parduotas už 75. Čianais automobilio sėdynių užvalkalai. Parduota už 20 beveik. Kasečių grotuvas. Kažkaip juos labai dažnai perka. Kiek turėjau, tiek pardaviau. Šiais metais, man atrodo, antras jau. Gaila, turge nedažnai jų pasitaiko. Parduotas už 31. Toliau šitas televizorius. Pirkau savo jį. Sakė, veikia, bet kompaktą paleidžia, garsas buvo, vaizdas labai neryškus, bandžiau ten žiūrėti, tvarkyti, bet parduotas už 12, mokėjau 10, bet be pultelio parduodu. Tai. Fotoaparatas, nesenai pirktas, gal prieš savaitę. Parduotas už 15. Čianais toliau tašė. Samsonytė, gera firma. Parduotas už 20. Čianais batai, nesenai pirkti. Gaila, kad 8 dydis. Būtų 11-12, tai ir kaina būtų didesnė. Ir dar vienas yra pardavimas, bet jisai priklauso ateinančiai savaitei. Tai navigacijos pakrovėjas Garmin. Parduotas už 6,5. Tai va, paskutinės prekės, batai ir laidas supakuota. Rytoj išsiųsiu prieš darbą. Sakyčiau, savaitė vidutiniška buvo. Nemažai prekių. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už like. Būtinai sekite kanalą, spauskite varpelį. Ir iki greito susitikimo.